Labas, radai labukas, Ladai. Na, kaip reikalai? Viskas sutvarkyta. Man taip palengvėjo, žinau. Nu, aš įsivaizduoju. Prašau. Jūs būtumėt matę Gedą. Toks pramerkė akis, kaip tik gimęs viršelis ir nesupranta, kas vyksta. Tai taip pamažu. Užvedžiau ant temos, parodėm įrašą. Suprato. Negudrus jis, bet ir nedurnas. Bet man vienas klausimėlis iškilo. Raimondas sakė, kad SMS iš tų reketuotojų gavo netgi tada, kai Gediminas buvo namuose, virtuvėje ir ruošė vakarienę. Kaip čia suprasti? Tai SMS dabar galima užprogramuoti, kad jie atsiųstų bet kuriuo metu. Supratau. Tai čia vadinasi 21 amžius, o aš dar vis sėdžiu 20-am. Vyrai, detalės nebesvarbu. Svarbiausia, kad jūs mane iš šito mėšlo ištraukėte. Ir aš jaučiuosi labai skolinga. Nu taip, Raimonda, matot, skolos jausmas gerą žmogų gali ir sugraužti. Aš gal ne pats geriausias žmogus žemėje. Bet už tai, ką man padarėte, jaučiu pareigą atsidėkoti. Nu tai, Raimonda, tapsit premjerė, o tada rimčiau pašnekėsim. Sutarėm, Fredai. Bet pabaigai gal dar vieną formalumą sutvarkom. Kokį? Aš norėčiau tą įrašą atgauti dabar pat. Įrašą? Raimonda, aš kažkaip pagalvojau, kad gal bus geriau, jeigu tas įrašas pabus pas mane. Fredai, ta prasme. Nu, ta prasme, grįši namo, įsidėsi stalčių, suras Gedas. Nu, žinai, kaip liaudis sako, truktų žvažių ir vėl nuo pradžių. Fredai, tu nejuokauk. Kokį dar stalčių? Imam tą įrašą ir sunaikinam dabar pat iš karto. Ne, Raimonda. Aš manau, kad bus geriau, jeigu aš tą įrašą aš paturėsiu. Tu manim nepasitikė, Fredai? Tu galvoji, kad aš pamiršiu, ką tu dėl manęs padarai? Ne, aš pasitikiu tavim, Raimonda. Tik aš manau, kad tas įrašas padės mums neužsimiršti. Ir siekti geriausio rezultato. Vladai, ką tu į tai? Nusiramink. Nu, tai Fredžio sprendimas. Paltuką ten pakabinau. Atsiprašau, gal žinai, kiek valandų? Žinau. Tai kiek? Tu neklausai, kiek valandų, tu klausai, ar aš žinau. Tai aš ir atsakau, žinau. Labai juokinga. Tai kiek valandų? Oba. Kaip tik rodo, kad laikas gerti arbatos mums. Jo? Ar skubi kažkur? Šiaip nelabai. Einam? Na, einam. Fredį, nesupratau. Ką tu sugalvojai? Žinai, Vladai, kai sakoma, laikyk draugus arti, o priešus dar arčiau. Aš taip ir nesuprantu, kas man yra Raimonda, draugas ar priešas. Nu, giliai kapstai. Aš mąstau logiškai. Žmonės yra užmaršus sutvėrimai. Šiandien jie tau beprotiškai dėkingi, o rytoj tavęs gatvėje nepažįsta. Taip, dažniausiai tai būna. Taip. O juolab, kai tampa premjerais. Ar premjerėm. Taip, tu teisus. Aš žinau, kad aš teisus. O šitas įrašas padės Raimondai neužsimiršt. O kai mes turėsim neužsimirštančią premjerę, va tada ir pajudės reikalai. Valdai premjerą, valdai valstybę. Taip, Fredį. Tu tikras serelis, tikrai. Bet aš tikiuosi, kad tas įrašas guli saugiai paslėptas. Mano seife saugiau nebūna. Prašau. Ačiū.
O, Gedai. Nemaniau, kad tave namuose taip anksti sutiksiu. Ko nekalbus toks? Nutiko gal kas? Ai, Raima, nustok vaidint, gerai? Vaidinti? Ką vaidinti? Tipo, kad nieko nevyksta. Elgiesi lyg niekur nieko. O kas vyksta? Aš nieko nesuprantu. Baig žaisti, sakau. Gerai? Tavo ambalai sudaužė mane, atjungė. Tada kažkokio šūdo suleido. Va, patinimas. Tada visai be sąmonės nuvežė kažkur ir nufilmavo. Ko tu jokies? Kas čia tau jokingo? Kas per žmogus? Kokį monstrą aš vedžiau? Gal tu nori pasakyti, viskas ne taip buvo? Gal nori pasakyti, ne taip? Gal tai buvo, o gal ir ne. Ką reiškia gal ir ne? O ta, kad tu gal nustosi vaidinti šikantį katiną pagaliau. Aš puikiai žinau, kad tu pirmas viską pradėjai. Tu pirmas mane nufilmavai. Nesąmonės kažkokias kalbė. Nesąmonės? Gal nustojam čia dabar meluoti, ką? Aš viską žinau. Ko tu čia ilgiau maivėtės, to ilgiau viską aiškinsimės. Alio. Sveikas, Maručiai. Galim susitikti, noriu pakalbėti. Ai, žinok, paskutiniu metu nėra taip, kad aš norėčiau apskritai su kuo nors susitikti. Kažkas nutiko? Kas vyksta? Nu, visą laiką kas nors vyksta. Nėra taip, kad nevyktų. Gerai, susitinkam, bet tu manęs neklausinėjai. Gerai, nieko. Nei kas vyksta, nei kaip vyksta. Nesidomėt kitų žmonių gyvenimus. Nu šitą tai jau sugebėsiu. Gerai, tai už valandos ten, kur visada. Aha, Iki. kaip visada. Važiuok, tu ko tu stovi? Šiaip tai jau nebemiega, tai jeigu norit, galite ir užeiti. Klausyk, tai einam, ką? Eik vienas. Nu jo. Labas. Labas. Tai koks tavo vardas? Goda. Goda.
Goda. Nu, gražus vardas. Baigtų paprastas, pilna tų godų. O tavo koks Slimas. slimas? Nu, Simovas, bet draugai mane Slimu vadina. O tu galvodavai apie mane? Taip. Kiekvieną dieną. O tai ką galvodavai? Tiesiog galvoju, kad nedaug dievė, jeigu aš neturėsiu galimybės ištaisyti savo klaidų. Viktorija sakė, kad atrodai pasikeitęs. Žinai, aš norėčiau ne tik atrodyti, bet ir būti pasikeitęs. Kaip tu jauties? Gerai. Kiekvieną dieną vis geriau. Gydytoja sakė, dar norės pastebėti mane savaitę ir paleis namo. Gerai. O tu į mūsų namus grįši, taip? Levi, ne dabar. Gerai. Vėliau pakalbėsim. Klausyk, Gedai, pažaidžiam tokį vieną žaidimą, kam? Šiaip. Aš užduodu tau klausimą, tu atsakai, tada pasikeičiam. Kokie dar žaidimai? Pasikalbam. Ne, visų pirma, tai pasižiūrėk. Galima klausti bet ko ir pertraukinėti negalima. Kodėl būtent taip? Nes kitaip mes nieko čia neišsiaiškinsim. Nu tai pabandom. Pabandom. Dar viena taisyklė. Neknisam viens kitam proto, ką? Sakom teisybę pagaliau. Sutinku. Ir šiaip neknisam proto, išklausom, bet nepriekaištaujam, nemoralizuojam. Pradėk. Iš kur tu sužinai, kad aš meilužį turiu? Nežinau. Tik įtarinėjau. Turėjau patikrinti. Mano eilė. Tu jį myli? Ne. O tu ją? Taigi, aš net nežinau, kas jinai tokia. Gerai, aš pajuokavau. Nedeginsiu tokiai nesąmonei klausimų. Klausyk, iš kur tu žinai, kuriame aš viešbutyje? Turiu prisijungimus prie tavo banko. Sorry. Aš taip ir pagalvojau. Na gerai. O ko labiau norėjai? Pinigų ar paviešinti tą vaizdą įrašą? Aš žinojau, kad tu pinigų nesurinksi. Patikslinsiu klausimą. Iš kur tu žinai, kad aš pinigų nesurinksiu? Nepaminėk, tu buvai atsakinga už partijai lėšų pritraukimą. Pamenu. Tipo, su visą pagarbą, bet lėšų surinkimas nėra tavo stiprioji pusė, Raima. Klausyk, darom pertrauką, einu aš vynelio paimsiu. O vyno tokiu metu? O tu daug labai dar planų šiandien turi? Nu jo, taip. Tai kur, sakai, studijuoji? Vilnius? Aš Kaune. Kaune? Ne, tai tu iš Kauno? Nu taip, iš Kauno. O tu žinai, kad Vilnius Kaunas vėjai gauna? Ne. Tai ką čia darai Vilnių? Aš su draugė turėjau susitikti, bet mano telefonas sugedo, tai negaliu su ją susisiekti. O, blemba, kaip čia tau padėti? Nežinau. Tu imk mano telefoną ir parašyk jai per Facebooką. Tai kad ji neturi Facebooko.
Kiek į metų? Nu, panašiai mūsų metų. Aš galvoju, nebėra tokių žmonių. Kažkiek likę. Ką dabar darysi? Nežinau. Nežinau, ką daryti. Aš pas ją turėjau apsistoti, nes man rytoj darbo pokalbis. Geras. Kur darbinės? Ai, čia kaviniai centre. Jinai žadėjo, kad pas ją galės kelias dienas pagyventi. Jei darbo rasiu, jei butą gausiu, žinai, tai nežinau, ką man daryti. Nu, šiaip tai pas mane yra Sofija, jeigu ką. Rimtai? Tai būčiau labai tau dėkinga. Klausyk, Goda, o Kaune irgi galima gyventi? Nu, taip. Nu. Sveikas. Nu, sveikas. Kaip tu? Klausyk, mes gitarėmės, kad nekalbėsime apie mane, gerai? Jo, sorry, klausiu, tai dabar man tai įdomu būtų. Nu, o kaip tu? Įsitempęs. O kas čia vyksta? Atėjo tas momentas, Maručiai. Koks momentas? Pagaliau reikia pradėti dusint Koganus. Koganas dabar tokioje viršūniai, tokiam pakilime. Mes turim iš tos viršūnės jį nutempti į patį dugną. Kas čia pas tave per viršūnę tokia, ką? Prisimeni, pasakojau apie tą įrašą. Nu, ten su parnuka. Prisimenu. Tai va, jis buvo Raimondo Savickienis. Palauk, Savickienės tos iš Seimo? Jo. O, nu, pasakok toliau. Koganas, aišku, ne apie mano pagalbos perėmė tą įrašą, bet Savickienį negrąžino. Pasiliko kompromatą savo. Jo, Savickienė realiausia, kad bus sekanti Lietuvos premjerė. Tu įsivaizduoji, kiek stiprų yra Koganui turėti ant savęs pakabintą premjerę? Švarcai, ką tu sugalvoji? Tau nepasirodė